Dabar pakviesime brolius seseris kartu pastudijuoti Dievo žodį. Taigi maloniai sveikiname, kurie mūsų žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Taip pat čia susirinkusius sveikiname Maironio gatvė 26B Kaune, kur kiekvieną sekmadienį maloniai kviečiame nuo 11 valandos kartu patyrinėti, pastudijuoti Dievo žodį, įsigilinti į dvasinius klausimus, galbūt kai kurie nėra tokie aiškus, pasiaiškinti, ką Dievo žodis kalba apie vienokius ar kitokius dalykus. Taigi sveikiname Kretingoje brolius seseris, Jonaviškius. Dievo palaimas mums visiems. Praėjo lygiai metai, kai buvo atvykęs brolis Adam. Ar prisimenat? Prisimenat gal kokią temą kalbėjusi? Antroji daly, tiksliau antroji dienoje netgi. Buvo ir apie Izraelį. Ir šiandien pagal giesmę sakėm, prabilk į sielą Jėzau ir malonu girdėti, kalbi maloniu balsu. Taigi dar kartą mes pasvarstysime glausčiau. Ne viskas ten buvo apimta, dar ir mes šiandien nespėsime paimti iš tos temos. Mūsų ryšys su Dievu, tai buvo 8.04 diena. Šiandien turime 8.03. Tai lygiai prieš metus, jeigu ką galima atsisukti, irgi plačiau pasiklausyti. Bet mes praplėsime tokį, daugiau pabrėšime, kaip galima garbinti Dievą dvasia ir tiesa. Kaip galima garbinti Dievą dvasia ir tiesa. Arba, kaip suprasti, kas matė mane, matė tėvą. Kaip galima garbinti Dievą dvasia ir tiesa, arba kas matė mane, matė ir tėvą. Kaip pagrindinės eilutės, Jono Evangelija 4 skyrius 23-24, Jono 4:23-24 ir Jono 14:9. Jono 14:9. Taigi kiekvienas tikintysis norėtų turėti kuo glaudesnį, artimesnį ryšį su Dievu. Pageidautina tiesioginį, taip kad galėtų pasikalbėti įvairiais gyvenimo klausimais. Turiu ne vieną pažįstamą, kurie tiesiog klausia Dievo įvairiais, ar išvykti, ar neišvykti, kaip ten su darbu, kaip ten šitaip. Ir jam Dievas atsakinėja. Ir daugelis krikščionių šiaip malda bendrauja su Dievu. Taigi mes pakalbėsim apie tą būdą, kaip tai yra įmanoma. Reiškia, tokį ryšį su Dievu prieš nuopolį turėjo Adomas. Tiesioginį ryšį. Turėjo Adomas, kai buvo Dievo sūnus. Ir mes palyginkime tą pokalbį Adomo su Ieva ir su Dievu, kai tiesiogiai kalbėjosi. Pradžios 3 skyrius 8-19 eilutės. Pradžios 3, 8-19. Ir skaitome. Dienai atvėsus, išgirdę viešpaties Dievo vaikščiojančio sode balsą. Taigi Adomas girdėjo vaikščiojančio sode balsą. Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Viešpats Dievas pašaukė Adomą, kur tu esi? O tas atsiliepė, išgirdau tavo balsą. Ir išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Dievas tarė, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Taigi vyksta dialogas. Gal valgiai nuo medžio, nuo kurio tau įsakiau nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davei,
davė man nuo to medžio ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė moteriai. Ir su moterimi kalba. Kodėl tu taip padarėjai? Moteris atsakė, gyvatė mane apgavo ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė gyvatė. Kadangi taip padarėjai, esi prakeikta tarp visų gyvulių, laukinių žvėrių, tu slinksi pilvu ir dulkes ėsi per visą savo gyvenimą. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos arba palikuonių. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi ją į kulnį. Moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo nėštumo vargus ir su skausmu tu gimdysi vaikus. Tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus. O Adomui jis tarė, kadangi tu paklausai savo žmonos ir valgiai nuo medžio, apie kurį tau buvo įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs. Vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą, erškėčius ir usnis jį tau augins ir tu valgysi lauko augalus. Valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas, esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Taigi dėl nuodėmės Adomas prarado šį ryšį su Dievu. Adomas praranda šį ryšį su Dievu ir be to valdžia žemėj gyvūnams, suprastėja tas panašumas į Dievą irgi praranda. Valdyme taip pat. Seno testamento laikais Dievas susisiekdavo su pasirinktais asmenimis, pavyzdžiui, pranašais, teisėjais, siųsdamas jiems angelus arba per sapnus ir regėjimus. Ir tada išskiriame kaip išimtį Mozę, su kuriuo Dievas kalbėjosi akis į akį, veidas į veidą. Ir perskaitysime mes pakartoto įstatymo 5 skyrius 4-5, pakartoto įstatymo 5 skyrius 4-5. O Mozė, mes žinome, kad ta priežastis buvo, kad Mozė yra pirmvaizdis arba tipas, simbolis į Jėzų. Ir tai paaiškinama, kad kaip Mozė tiesiogiai kalbėjo, taip ir Jėzus, kuris kaip tobulas Dievo sūnus visada turėjo tiesioginį ryšį su Dievu. Visada. Taigi įstatymo 5 skyrius 4-5. Viešpats kalbėjo su jumis akis į akį ant kalno iš ugnies. Tada aš buvau tarpininkas tarp Dievo ir jūsų. Paskelbiau jums jo žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir neėjote ant kalno. Ir pakartoto įstatymą 34:10, pakartoto įstatymą 34:10, nuo to laiko nebebuvo Izraelyje tokio pranašo kaip Mozė. Ir sulygina visus kitus, kurį viešpats pažinojo veidas į veidą. Skaičių 12:6-8, skaičių 12:6-8 skaitome. Jis tarė jiems, klausykite, jei kas tarp jūsų yra viešpaties pranašas, aš jam apsireikšiu regėjime arba kalbų sapne. Tai tokie buvo kalbėjimo būdai su žmonėmis, su Dievo žmonėmis. Ne taip yra su mano tarnu Moze, kuris yra ištikimas visuose mano namuose, su juo aš kalbuosi akis į akį, atvirai, o ne neaiškiais žodžiais, ir jis mato mano pavydalą, kaip judu nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę. Einame toliau. Pagal istoriją aukštieji Izraelio kunigai vis dar turėjo galimybę tokią urim-turim pagalbą klausti Dievo apie tautai svarbius dalykus. O atsakymai buvo taip, ne.
Ne taip, kad ten kažkas šnipžda į ausį, bet atsakymai taip, ne, urim, šviesa, reiškia, simbolizuoja Biblijos mokymas, tumim, įvairios charakterio bruožų akmenys arba tobulybės. Ir tie akmenys reikiami suspindėdavo. Atspindėdavo tą šviesą. Tačiau nuo pirmojo atėjimo Jėzaus visi šie bendravimo su Dievu būdai perėjo į istoriją. O tie, kurie tvirtina, kad vis dar jais naudojasi, tai yra, manoma, arba sukčiauja, arba iš tikrųjų bendrauja su antgamtinėmis jėgomis. Tačiau su tomis nešvariomis. Šiandien krikščionis gali bendrauti su Dievu, susisiekti su juo tik per jo dvasią, o mes čia ir pasiaiškysim, kas yra ta dvasia. Per jo dvasią, nes dvasia turi daug reikšmių, per būdą, charakterį, išugdytą jų prote, valioje ir širdyje. Reiškia, per dvasią, per būdą arba charakterį išugdytą jų prote, valioje ir širdyje. Ir turėti Dievo dvasios mūsų prote, reiškia mūsų prote turėti Dievo mintis. Taigi, jeigu imame tuos dalykus mūsų protą, tai turėti Dievo dvasios mūsų prote, tai reiškia turėti Dievo mintis savo galvoje, mąstymą. Todėl yra taip svarbu pažinti Dievo tiesą iš Biblijos, iš Dievo žodžių. Svarbu pažinti tiesą iš Biblijos, iš Dievo žodžių. Kai kurie sako, ne, tai jau seni laiškai, kažkas gyveno ir čia kaip drabužiai, kaip aprašytas jų istorijos, jų bendravimas su Dievu. O jūs dabar tiesiogiai bendraukite. Ir kaip sakiau, kai kurie taip klausia, ar man išvykti, ar neišvykti. Ir išvažiuoja ir pasako, kad reikės ir pragyvenimui. Taip, pažada ir pragyvenimui. Dievas šneka, reiškia, atsakinėja. Yra tokių krikščionių. Taigi, mūsų prote. Ką reiškia turėti Dievo dvasios savo valioje? Kai, reiškia, mes kalbame apie bendravimą dvasioje. Tai sakėme, kad prote turėti Dievo mintis reikėtų. O ką reiškia Dievo dvasios turėti savo valioje? Tai reiškia turėti tuos pačius motyvus, troškimus, kuriuos turi Dievas. Motyvai, troškimai. Tie, kuriuos turi Dievas. Irgi reikia susižinoti šventojo rašto. Kitais žodžiais tariant, reikia norėti to pačio, ko nori Dievas. Reikia norėti to pačio, ko nori ir Dievas. Ir trečia, ką reiškia turėti Dievo dvasios savo širdyje? Reiškia turėti jausmus, kokius turi Dievas. Širdis tai jausmų sfera, turėti tokius jausmus, kokius turi Dievas. Jeigu tie jausmai, arba kitaip sakant, tas būdas, charakteris yra mūsų prote, valioje ir širdyje, tai tuomet galime pasakyti, kad Jėzus ir dangiškasis tėvas turi bendravimą su mumis. Ir mes po to skaitysime, kad jie apsigyvena, sako, ateis pas jūs ir apsigyvens, jeigu laikysitės jo žodžio su sąlyga. Taigi, galime pasakyti, tuomet, jeigu yra mūsų prote Dievo mintis, valioje troškimai, širdyje tie jausmai, charakteris, tada dangiškasis tėvas ir Jėzus turi bendravimą su mumis. Kuo daugiau tos dvasios turime, nes sako, prisipildykite dvasią, tai reiškia, kiekis yra kintamas. Arba, sako, jūs kaip tėvai, net ir netobuli, vaikam duodat gerų dalykų, o jūs prašykit šventosios dvasios ir duos be saiko. Taigi, kuo daugiau tos dvasios turime,
tuo didesnis ryšys, bendravimas su Dievu. Mes čia nekalbam dabar apie maldą. Dievas ir Jėzus bendrauja su jais būtent per šią dvasią charakterį. Tiek arti, kiek jie savyje turi jo dvasią. Taigi, turėdami tuos visus 3 komponentus, sako, jūs kvies prieš karalius ir tėvo dvasia pasakys, ką reikia kalbėti. Arba, sako, dvasia pasakė, eiti ten skelbti, ten neikit, ten neskelbkit. Tai visi tie komponentai pasako mum, ar ten mes galim kažkokį žodį paskelbti, ar negalim. Žinom pagal būdą, charakterį, Dievo troškimus ir taip toliau. Taigi, tiek arti, kiek savyje turi jo dvasios, jo charakterį. Kuo daugiau tokio charakterio savyje, tuo didesnis šis bendravimas. Jėzus turėjo Dievo dvasią, Dievo charakterį savyje, tiek, kad galėjo ištarti tokius žodžius, mes perskaitysime Jono 14, 9, 11, Jono 14, 9, 11, ir tai tiesa apie jį, bet ne apie vieną iš jo sekėjų čia žemėje. Net apaštalai to neturėjo. Skaitome Jono 14, 9, 11. Jėzus jam tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas matė mane, matė tėvą. Taigi apaštalas koks nors ar kitas negalėtų pasakyti, pasigirti, kas matė mane, tai jūs matėt tėvą. Yra posakis toks, kad jie matys, kad jūs buvote su Jėzumi, jeigu taip elgsitės kaip Jėzus. Yra panašus posakis, bet Jėzus sako, kas matė mane, matė tėvą. Tad kaip gali sakyti, parodyk mums tėvą. Nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Nes net ir broliams seserim pažadėta, kad apsigyvens, jeigu būsite jo žodyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, bet tėvas esantis manyje, jis daro darbus. Atkreipkim dėmesį, tėvas esantis manyje. Ir mes dabar aiškinamės, kokiu būdu tas tėvas yra jame. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Arba tikėkite mane dėl pačių darbų. Ką tai reiškia? Dangiško tėvo prote ir mano prote yra tokios pačios mintis. Dievo valioje, jo troškimuose yra tie patys dalykai, kokie yra mano valioje, troškimuose, noruose. O Dievo širdyje yra tie patys jausmai, kokie yra mano širdyje. Tai yra Jėzaus širdyje. Todėl, jei matote mane ir va tos visus komponentus, jie yra pastebimi žmonių, mano proto mintis, valia ir širdį, mano charakterį, tai galima sakyti, jūs matote Dievą, dangiškai tėvą. Supratome, kad Jėzus čia neturėjo omenyje išorinės išvaizdos to matymo. Nes tuo metu Jėzus buvo žmogumi žemėje, o tėvas buvo danguje, dvasia, dvasinė esybė. Didelis skirtumas. Taigi Jėzus čia nesakė, matote mane, tai ir tėvas toks pat danguje, su rankom, su kojom. Pasakymas, aš esu tėve ir tėvas manyje, reiškia prote, valioje ir širdyje matote mus tokius pačius. Prote, valioje ir širdyje matote mus tokius pačius. O tas ir yra būti viena su tėvu, tuose 3 dalykuose. Būtent tame ir yra ta vienybė, viena su tėvu. Kaip žinote, kitoje vietoje Jėzus meldėsi apie tokią vienybę su savo pasekėjais. Suprantate, kad nesimeldė,
kad mes visi taptume vienas kūnas arba organizmas didžiulis. Ne tik trejybė, bet milijardybė. Vienas organizmas. Kaip prašė ir meldėsi apie savo pasiekėjų vienybę, tai prašė, kad jie turėtų tas pačias mintis, kad turėtų tuos pačius troškimus ir kad turėtų tuos pačius jausmus. Tai turėjo juos padaryti tą vienybę. Kaip žinome, taip neatsitiko su įvairiais krikščionimis. Krikščionys jau nuo seno yra pasidalinę į daugelį grupių, bažnyčių, denominacijų, judėjimų. Bet Dievas žino, kad taip turėjo būti, nes tai yra dalis išmėginimo apie Dievo vaikų ištikimybę. Ar yra Dievo mintis, Dievo valia, charakteris? Tai yra išmėginimo sfera, mylimi broliai ir seserys. Šioje vietoje galbūt būtų naudinga praplėsti, kas tai yra ta šventoji dvasia. Graikiškas žodis dvasia, pneuma. Turi net 12 reikšmių, yra atskira paskaita, apie tai galite susirasti. Turime tokį žodį pneumatinis plaktukas. Kokia ten jėga veikia viduje? Kas žino? To kūjo jėgą sudaro spaustas oras. Pneumatinis, taip ir sako. Suslėgtas oras kala stipriau nei žmogus savo raumenimis. Tuo principu yra daugiau įrenginių ir suka varžtus ir taip pat suslėgtų orų. Tai ir atitinka tą graikišką žodį pneuma, dvasia. Graikų kalboje pneuma reiškia kažką labai stiprų ir nematomą. Vienas iš reikšmių. Stiprus ir nematomas. Visa, kas turi jėgą ir yra mūsų akiai nematoma, tai galime pavadinti pneuma. Taigi pneuma taip pat turi reikšmę vėjas. Tiesiog. Net yra Jono Evangelijoje 3 skyriui 2 žodžiai pneuma. Ir vėjas, ir dvasia. Vienas taip išverstas, kitas taip, o graikiškai abu pneuma. Reikšmė vėjas, vienas iš jų. Vėjas nematomas, ar ne? Bet matome veikimą. Linksta medžiai ir net stogai lekia į šipulius. Didelis stipri jėga, bet nematoma. Tai ir yra viena iš reikšmių pneuma. Didelė jėga, bet nematoma. Jinai nuo Dievo. Pneuma Biblijoje turi reikšmę ir angelas. Čia jau trečią reikšmę mes pasakom. Angelas. Arba dvasinės esybės. Pneuma Biblijoje reiškia ir charakterį. Žmogaus, pavyzdžiui. Tai čia jau 4 reikšmė. Ir būtent toje sferoje mes ir kalbame. Pneuma reiškia charakterį. Dvasia charakterį. Šiandien ir kalbame apie Dievo charakterį mumyse. Asmenys turi gražias mintis, gražius troškimus, gražią širdį, jausmus. Tokie gali padaryti labai daug gero. Tos šventosios dvasios turi. O tai yra nematomi dalykai. Mintis, troškimai, jausmai. Bet galime matyti tokių asmenų veikimo efektą. Kai jau jie turi tas mintis, turi tokius troškimus, kokie kaip Dievo yra, ir tokį charakterį arba jausmus, tai matom efektą. Kaip jie tą daro, kaip elgesi. Todėl Dievas ir sako, prisipildykite dvasia. Prisipildykite dvasia. Savo protą, valią ir širdį pripildytume panašiais dalykais,
kurie yra pas Dievą prote, valioje ir širdyje. Tuomet galėsite atlikti didelių ir puikių dalykų. Jėzus turėjo tos dvasios visą 100%. Visą 100%. Todėl ir galėjo pasakyti, kas mato mane, mato ir tėvą. Aš esu tėve ir tėvas manyje. Ne tik, kad Jėzuje yra tėvas, bet ne, aš esu tėvas, sako. Ir tėvas manyje. Kodėl Jėzus pabrėžė šios žodžius? Ta 10 eilutė. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, bet tėvas esantis manyje, jis daro darbus. Tėvas esantis manyje, tų 3 dalykų pavidale. Kodėl tai pabrėžia? Jis norėjo pasakyti, aš nekalbu iš savo išminties. Nors esu Jėzus, atėjau iš dangaus ir tapo kūnu ir aš žinau daug daugiau nei jūs žmonės čia žemėje. Per jį visą sukurta yra. Aš žinau daug daugiau negu žmonės čia žemėje, bet vis tiek aš nesakau tai iš savęs, aš kalbu iš išminties, kuri yra aukštesnė už mane. Ir kalbu tai, ką jis man perdavė pasakyti. Todėl tai, ką kalbu, yra iš pačio Dievo, dangiškojo tėvo. Jėzus yra pasakęs, kad tėvas yra aukštesnis už mane. Pažiūrėkime keletą eilučių, kur Jėzus ir apaštalai kalba apie tai, kad Dievas dar ieško, kurie jį garbintų dvasia ir tiesa, kurie tą dvasią ugdys prote, valioje ir širdyje. Tokių pats Dievas ieško. Ne mes kažkokias grupės kviečiam žmonės, evangelizuojam, kad čia susirinktų, bet pats Dievas tokių ieško. Tai jisai susiras bet kokioj bendruomeniai. Kito būdo nėra. Dievas nenaudoja kito būdo. Reiškia, garbinimas dvasia ir tiesa. Ir skaitome pirmą vietą. Jono 4 skyrius 23-24 mūsų pagrindinės temos eilutės, Jono 4, 23, 24. Bet ateina valanda, jau dabar jie yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasia ir tiesa. Nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Dievas yra dvasia. O čia irgi žodis pneuma, tai reiškia dvasinė esybė. Arba gali išversti šitoj vietoj, Dievas yra tas šventas charakteris. Nes pneuma irgi reiškia charakterį. Ir jį garbinantis turi garbinti dvasia, irgi pneuma žodis, ir tiesa. Tai yra fragmentas, kai mūsų viešpats kalba su samariete. Ant kokio kalno reikia garbinti Dievą? Jėzus sako, kad nesvarbu dabar ant kokio kalno garbinsite Dievą. Nes tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasia ir tiesa. Nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Ir tada klausime, kaip galima garbinti Dievą dvasia ir tiesa. Kaip galima garbinti Dievą dvasia ir tiesa? Lengviau atsakinėti, kaip garbinti tiesa. Todėl pradėkim nuo tos pusės. Nuo to ir pradėkim garbiname Dievą tiesa, kaip pažįstame tiesą iš Biblijos, iš Dievo žodžio. Tada garbiname Dievą tiesa. Nes ten jis ją ir pateikė, tą tiesą Biblijoje, Dievo žodyje. Dėka tos tiesos iš Biblijos išugdome tiesos dvasią. Nes yra tiesa, reikia garbinti Dievą tiesą ir tada, kai jau garbiname tiesą, atsiranda dvasia. Tiesos dvasia, sakoma. Sakėme, kad pripildome Dievo dvasia, kai ta dvasia yra prote, valioje ir širdyje. Prote, valioje ir širdyje.
Pirmiausia, prasideda, kai tiesą iš Dievo priimame į protą. Tiesą iš Dievo, reiškia iš švento rašto, priimame į protą. Ta tiesa, priimta į protą, daro įtaką į mūsų norus. Todėl tyrinėti yra irgi svarbu, klausytis, aiškinti Dievo tiesą, tas, ką rašo šventam rašte. Pirmas etapas, ir tada ta tiesa veikia mūsų norus, troškimus. Pavyzdžiui, ką normalus asmuo darys, kai jis iš Biblijos sužinos, kad Jėzus numirė už jį. Ir tas žmogus turi šansą gyventi amžinai, sužino iš švento rašto. Ką jis darys? Toks asmo priims Jėzų kaip savo gelbėtoją ir norės amžinai gyventi. Ten tokia viltis, jis susikabins už tos vilties. Suprantame, amžinybėje toks gyvenimas turi būti tobulume. Toliau toks asmuo iš Biblijos sužino, kad Dievas nori, kad tas asmuo jausmuose būtų panašus į Dievą. Kad jis šventėtų, kitaip sakant. Pavyzdžiui, tokia eilutė, būkite šventi, kaip ir aš esu šventas. Taigi, 1 Petro laiškas, 1 skyrius 15-16. 1 Petro 1:15-16. Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Taigi tas šventumas pasireiškia elgesyje. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir tas tekstas iš Dievo žodžio, tai tą skatina būti šventu, tai Dievo žodžio mokslas. Tiesiogiai. Todėl palaipsniui toks asmuo prisipildo šventąją dvasią. Kokiu būdu? Vis daugiau tiesos ima pažinti iš Biblijos, to dėka vis daugiau turi Dievo dvasios savo protę. Pirmiausia, ta dvasia atsiranda, šventoji dvasia arba Dievo dvasia atsiranda protė. Tuomet vis labiau nori, trokšta tų pačių dalykų, ko ir Dievas nori. Ta valia. Tų pačių dalykų ima norėti, ko ir Dievas nori. Todėl vis labiau atsiranda troškimų, ko ir Dievas trokšta. Na, o ta paskutinė dalis sunkiausia. Ima ugdyti savo širdyje jausmus, panašius, kokius turi Dievas savo širdyje. Kodėl, sakome, sunkiau yra turėti savo širdyje tokius jausmus, kokius turi Dievas? Todėl, kad tai reiškia, reikia atsisakyti savo asmeninių jausmų. Tai nėra taip paprasta. Reikia atsisakyti savo, tą, ką mes turim, gėrio, kabutėse, savo asmeninių jausmų, kuriuos turime savo širdyje, kurie yra blogi, nuodėmingi, savimeilus, nes mes atėjom nuo Adomo per genus, turim daug savimeilių, nuodėmingų, blogų dalykų. O į tą vietą turime pripildyti priešingais, gerais dalykais, kuriuos turi Dievas, o kurių mes dar neturime. Turime daug eilučių, kokie turime būti ir kokie neturime būti. Ką atmesti, o kuo apsirengti kaip naujais rūbais. Jeigu mums pavyks prisipildyti tą dvasią, tose trijose vietose, prote, valioje ir širdyje, o ypatingai širdyje, tai tokiu būdu garbinsime Dievą. O kaip mes imsime garbinti? Kodėl Dievas ieško tokių garbintojų, kurie garbins dvasia ir tiesa? Ką jis turi omenyje? Ar jis turi galvoje, kad mes kristume ant kelių, sudėtume rankas ir melstumėmės, nuolat jam kalbėtume? Tai taip pat, bet tai nėra svarbiausia Dievui. Net ir Dievui
giedojimas, gražias giesmės nėra svarbiausias dalykas. Dievas džiaugiasi puikiomis giesmėmis, bet tai nėra jo garbinimo svarbiausia dalis. Sako, reikia pramelsti kitose denominacijose, reikia pramelsti tą vietą, reiškia sukurtą atmosferą, tą dvasią per giesmes ir liktai mes taip prisikviečiam Dievą. Ne. Tai nėra jo svarbiausia garbinimo dalis. Tai, kas tai yra svarbiausia Dievo garbinimo dalis, ką reikia daryti, kad jis būtų patenkintas mumis. Kaip pripildysime jo dvasia mūsų protę, prisipildysime dvasia mūsų protę, tomis Dievo mintimis, valioje ir širdyje. Tai yra pats geriausias jo garbinimas. Pats geriausias jo garbinimas. Įsivaizduokime, kaip pavyzdį galima paimti šeima, vaikai. Dažnai sakoma, vaikai yra tėvų garbė arba šlovė. Kuomet vaikas yra tėvam garbė, kada? Kai gyvenime tas žmogus yra sąžiningas, teisingas, reiškia, kad tam tikri bruožai kažką pasiekia gyvenime. Tokių vaikų tėvai didžiuojasi, džiaugiasi, kurį ir kiti žmonės gerbia ir džiaugiasi ir mato tuos dalykus. Ne kitaip yra ir pas Dievą. Dievas džiaugiasi, kai mes atnešame jam garbę, tapdami į jį panašus. Todėl Jėzus pokalbėje su samarietė pasakė, nėra svarbu, ant kokio kalno eisi garbinti Dievą. Ar ten su gitarom, ar be gitarų, ar su vargonais. Šiandien galėtume pasakyti, nėra svarbu, į kokią bažnyčią tu eisi, jeigu tu nori garbinti Dievą. Taip galima net įsireikšti. Pasakytumėm, eik ten, kur labiausiai tave pripildo dvasia, protą, valią ir širdį. Pasirink susirinkimą, kur Dievas teikia tiesą iš Biblijos. Ir tada atsiras ir prote, ir valioje, ir širdyje. Svarbiausia, kad tu išugdytum tą dvasią prote, valioje ir širdyje. Tai pats pagrindinis tikslas tikinčiųjų. Nes tik tuomet tu atiduosi man šlovę, sako Dievas, garbę, ir aš būsiu patenkintas tavimi. Vėl Biblijoje užrašyta laiškas Romiečiams 8:9. Laiškas Romiečiams 8:9. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Tas pats dalykas. Kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Ką Paulius turėjo galvoje, kai užrašė tuos žodžius? Turėjo galvoje, kas neturi savo protę Dievo minčių, savo valioje neturi Dievo valios ir savo širdyje neturi dieviškų jausmų arba to charakterio, toks asmuo nėra panašus į Dievą ir į Jėzų. Nes kas mato Jėzų, mato ir Tėvą. Neturi Kristaus dvasios savyje. Ir nesvarbu, ir į kokią bažnyčią tas asmuo eina, ar kada anksčiau vaikščiojo. Svarbu yra, ar turi tą dvasią. Jono 14, 16, 17 eilutę skaitome. Jono 14 skyrius, 16, 17. Ir aš prašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą guodėją, kuris liktų su jumis per amžius. Ir sako, tiesos dvasia. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Taigi ta tiesos dvasia bus jumise. Reikia pasibraukti tą vietą. Jėzus žada, kad duos guodėją savo mokiniams ir iš karto paaiškina, kad tas guodėjas yra tiesos dvasia. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato, nepažįsta. Taigi ką Jėzus čia žada? Tiesos dvasia.
tai reiškia, kad duos tiesą ir ta tiesa išugdys tiesos dvasią. Ta tiesa padarys jūs panašius į Dievą. Ir į mane, sako Jėzus. Kitaip galime pasakyti, kad Dievo dvasia gyvens jumyse. Paskaitykime kitą vietą. 1 Korintiečiams 3:16. 1 Korintiečiams 3:16. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Taigi ta pneuma reikšmėje Dievo charakterio bruožai mumyse, ar gyvena jie, ar yra. Pastebėkime, kad šventykla, apie kurią kalba šventas Paulius, tai ne tas pastatas, vienokia ar kitokia bažnyčia, žmonės stato didesnės, mažesnės šventyklas, sako, ten gyvena Dievas. Bet Dievas, sako, negyvena ranko darbo šventyklose. Dievo šventykla yra Dievo žmonės, o jis gyvena mūsų prote, valioje ir širdyje per savo dvasią. Tai yra per savo mintis, troškimus ir jausmus. 1 Korintiečiams 6:19-20. Dar skaitome 1 Korintiečiams 6:19-20. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Kitaip pasakytume, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra gyvenamoji vieta šventajai dvasiai? Dievo dvasia gyvens jumyse bei bus paruošta vieta prote, valioje, širdyje. Ir kartais reikia atlaisvinti tą vietą. Gali ir negyventi ten šventoji dvasia, jei nebus ta paruošta vieta. Dievas ir Jėzus veikia tik per šventąją dvasią. Dievo ir Jėzaus charakterį Dievo vaikuose. Jie veikia tik tiek, kiek jie dabar esamų momentų turi šventosios dvasios. Tiek, kiek turite šventosios dvasios, toks ir bendravimas, tiek ir veikia su jumis Dievas. Ir čia yra daug eilučių, mes tą fragmentą praleiskime apie šventąją dvasią, nes yra daug paskaitų, labai plati tema, 400 eilučių, jeigu tyrinėt tą šventąją dvasią. Taigi mes tame aspekte, kaip charakteris Dievo dvasia mumise. Dievo dvasia mumise ugdo Dievas ir Jėzus. Nes dabar einame, kas ugdo tą dvasią, kad būtumėm pripildyti. Ugdo Dievas ir Jėzus, bendradarbiaudami su mumis. O mūsų vaidmuo yra sutikti ir parodyti jiems visišką paklusnumą. Sutikti ir parodyti visišką paklusnumą. Kaip palyginime su išmintingoju statytoju. Jis klausėsi ir darė tai, ką išgirdo. Išmintingas statytojas klausėsi ir darė tai, ką išgirdo. Reiškia, mintis yra ir po to ir valia atsiranda ir širdyje. Paskaitykime apie tai keletą eilučių. Jono 14:23. Jono 14:23. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ar tą žodį, kurį, sako, kai kurie sako, tą žodį, kurį Dievas dabar kalba, reikia laikytis? Ne. Štai šį žodį reikia, Dievo žodį laikyti, šventą raštą. Kas laikosi, kas laikysis mano žodžio, jei kas mane myli, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ar matome, kokią turime išpildyti sąlygą, kad jie ateitų ir apsigyventų mumyse? Dievo mylėjimas ir laikymasis jo žodžio. Du dalykai. Dievo mylėjimas
ir laikymasis jo žodžių. Kas įvykdo tas dvi sąlygas, tėvas jį mylės ir kas dar, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Jėzus sako, mes kartu ateisime pas tokį. Taigi nemanome, kad jie ateis ir kaip asmenys apsigyvens mūsų kūne, Dievas paliks dangų ir ims gyventi žmoguje. Ar taip daugelis krikščionių mano panašiai. Palieka dangų ir apsigyvens žmoguje. O Dievo žmonių yra daugiau nei vienas asmuo. Tuomet turėtų pasidalinti, kad užtektų daugeliu asmenų, kad juose irgi gyventų. O jeigu Dievas gali gyventi mūsų protuose, valioje ir širdyje, tai kaip mes aiškinamės, tuomet Dievas gali taip gyventi milijonuose Dievo vaikų. Tos dvasios gali turėti milijonai Dievo vaikų savo protuose, tos Dievo mintis, valioje, troškimai ir širdyje charakteris šventas. Hebrajams 5:9. Skaitome Hebrajams 5:9. Nors būdamas sūnus, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo, ištobulintas tapo amžino išgelbimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Taigi, sąlyga yra, reiškia, kada mes ugdomės, kad pripildytų tą dvasią, reikia jam paklusti. Ne tik, kad aš priėmiau Jėzų, sutikau, kad Jėzus mano atpirkėjas, kitas žingsnis po to eina. Reikia paklusti jam. Dievas neišgelbės nepaklusniųjų. Perfrazuokime kitaip. Sūnus netapo amžino išgelbimo priežastimi visiems, kurie jam nepaklūsta. Nepaklūsta reiškia netapo panašus į Dievą protę, valioje, širdyje. Netapai Dievo atvaizdu žmoguje. Turi būti Dievo atvaizdu čia žemėje, kaip žmogus. Dievas ir Jėzus yra ten aukštai danguje, turi tokias mintis, troškimus, jausmus, o tu turi žemėje turėti kopiją. Paveikslą, sakant, tų pačių minčių, troškimų ir jausmų. Efeziečiams 2:10. Nes jo veikalas mes esame. Efeziečiams 2:10. Kristuje Jėzuje sukurti geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paruošė, kad juose gyventume. Tai Dievas ir Kristus ugdo tą charakterį mumise, bet to negali padaryti prieš mūsų valią. Negali to padaryti be mūsų bendradarbiavimo. O bendradarbiavimas yra pilnas paklusnumas tėvui ir sūnui. Štai tas bendradarbiavimas, pilnas paklusnumas tėvui ir sūnui. Taip kaip tai daro išmintingas statytojas. Prisimename, kuo skiriasi protingas statytojas nuo neišmintingo statytojo. Klauso abu, ką sako Dievas. Bet tik vienas daro tai, ką išgirsta. Klauso abu, ir protingas, ir neišmintingas, bet daro tik vienas, išmintingas vykdo. Jeigu kas neturi informacijos, į ką turi lygiuotis, kur yra instrukcija charakterio ugdymui, paklaustume. 2 Timotiejui, 3 skyrius, 14-17. Tik iš Biblijos, štai tas šaltinis. Ir neasmeniškai tiesiogiai iš Dievo. Antrą Timotiejų 3:14-17. O tu laikykis to, ką išmokai ir kuo esi įsitikinęs. Taigi, reikia ir įsitikinti, patikrinti. Žinodamas, iš kokių asmenų išmokai. Ir tai, kad nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi,
Kiekvienas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokymui, pabarimui, pataisimui, auklėjimui, teisingai elgtis, kad Dievo žmogus būtų visiškai tinkamas, tobulas, viskuo aprūpintas, reiškia paruoštas visokiam geram darbui. Ta 16 eilutė duoda visą informaciją, kurios mums reikia. 16 eilutė, 2 Timotiejus 3:16. Kiekvienas raštas yra Dievo įkvėptas. Tai reiškia, ne iš žmogaus ateina. Dievo įkvėptas. Dievo įkvėptas ir toliau sako, kad jis yra naudingas keturiems dalykams. Naudingas mokymui ir klaidų ištaisimui, parodymui ir pataisimui ir auklėjimui teisingume. Sutraukime į du elementus. Pirma dalis. Pastebėkime, tai liečia mūsų protą. Pirma dalis, protą liečia. Naudingas mokymui, klaidų ištaisimui, parodymui. Šventas raštas naudingas. Taigi Dievo įkvėptas raštas pasako, ką turi tikėti ir ko turi netikėti. Suteikia tiesą, kuri padės atpažinti ir klaidą. Tai liečia protą. Reiškia, pirma dalis. Antra dalis – pataisimui ir auklėjimui teisingume, sako. Tai liečia mūsų valią ir širdį. Antras dalykas jau liečia mūsų valią ir širdį. Pirmiausia, Paulius sako, kažką turi pataisyti, nes puolęs žmogus turi įvairius nuodėmingus troškimus ir jausmus. Tai reikia pataisyti. Reikia pakeisti tiesiog. Turi nutraukti reikalus su buvusia nuodėme. Paulius rašo, o tokiais jūs kažkada buvote, bet toliau tokiais negalite būti. Turite pasikeisti. Toliau, kai nutrauksi tai, ką anksčiau darei, Biblija tau pasakys, kokie tie blogi dalykai. Ir toliau tau parodys, ką turi daryti kaip Dievo vaikas. Todėl Dievo žodyje, Biblijoje turime viską, ko reikia Dievo vaikui. 2 Korintiečiams skaitome 3 skyrius 17-18. 2 Korintiečiams 3, 17-18. Viešpats yra dvasia. O kur viešpatės dvasia, ten laisvė. Ir mes visi atidengtų veidų, žiūrėdami lyg veidrodėje į viešpatės šlovę, esame perkeičiami į tą patį atvaizdą iš vieno šlovės laipsnio į kitą. Kaip tai veikia viešpats, kuris yra dvasia. Taigi palaipsniui tai būna. Palaipsniui. Jei kas nors nežinojo, kodėl turėtume paklusti, tai gali sužinoti iš Pauliaus. Reiškia, iš Biblijos. Juk tiesos autorius yra Dievas. Antroje eilėje Jėzus. Kai jo nebuvo, niekas negalėjo sužinoti paslėptų jo plano elementų, nei pradėti jų vykdyti. Tai apreiškime galime atrasti 5 skyrius, nuo 1 iki 5 eilutės. Apreiškimo 5 skyrius, nuo 1 iki 5 eilutės. Taigi raudojo, kas gali atplėšti tos anspaudus, kas yra vertas. Jis sako, niekas, nei dangoje, nei žemė, nei po žemė negalėjo atversti knygos, nei pažiūrėti į ją, į vidų. Neatsirado atversti verto ir skaityti knygą ir pažiūrėti į ją. Tada vienas iš vyresnių jam tarė, neverk, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės Dovydas žala, kad atverstų knygą ir nuplėštų 7 jos anspaudus. Kai Dievas apreiškė detalės Jėzui, jis perdavė jas toliau žmonėms. Irgi tai darė ypatingų būdų ir mes kažkada aiškinomės anksčiau, kad tai yra 4 etapai iš viso. Reiškia, per kuriuos perduoda tėvas, perdavė Jėzui, po to perdavė angelui, tas angelas Jonui, reiškia Dievo žmonėms.
Ir Jėzus pats pasirenka tuos, per kuriuos perduoda tiesą ir pats laiko juos savo dešinėje, kontroliuoja savo galioje. Tai Apreiškimo 1 skyrius, 1 eilutė tuos etapus parodo ir 16-19 eilutės Apreiškimo 1 skyriaus apie tai kalba, kad jis dešinėje laiko tas 7 žvaigždės. Iš jo burnos išeina aštrus dviašmenis kalavijas ir taip toliau. Taigi tiesą jis perduoda per juos ir tik per juos, netiesiogiai kiekvienam krikščioniui atskirai. Apie tai mes kažkada jau kalbėjome. Tiesos žinia visada pirmiausia adresuojama tam tikram angelui. Kaip Apreiškimo 2 skyrius sako, 1 eilutė, 8, 12, 18, sako, Efezo bažnyčios angelui rašyk, Smirnos bažnyčios angelui rašyk, Pergamo, Tiatiro bažnyčios angelui rašyk, Sardo, Filadelfijos, Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Angelas perduoda tai Jonui, tai reiškia visiems kitiems. O pats Jonas netrukus mirė, todėl negalėjo būti įvairių įvykių dalyvių kitose 6 susirinkimuose. Taigi Jonas simbolizuoja visus Dievo žmonės, nes jis negyveno per tuos visus 7 periodus bažnyčios. Tai simbolizuoja visus Dievo žmonės, kurie buvo Evangelijos amžiuje. Tokios yra Dievo taisyklės, principas Dievui perteikiant tiesą. Jei jų paisome, turime galimybę pažinti jo žinią, tokią, kokią jis davė. Jei tiesos pateikimo principo nepaisysime, labai tikėtina pakliūsime į klaidą, nes Dievo tiesos pasiekimas kitokiu būdu, nei jis yra numatęs, niekada neatves į tiesą, bet į klaidų šaligatvius, kur šiandien yra milijonai krikščionių nepripažįstančių šios Dievo taisyklės, kurie būtent dėl to yra daugiau ar mažiau įvairiose sumaištyse. Taigi, Jėzus neapšviečia kiekvieną Dievo vaiką atskirai, bet tai daro per angelus, kuriuos laiko savo dešinėje rankoje. Dievas, Jėzus, angelas, Dievo žmonės. Tokia, reiškia, eilės tvarka. Taigi, yra, krikščionis gauna daug apreiškimų, vienas taip sako, kitas taip, trečias taip, ir dėl to labai daug klaidų. O sako, gavom per šventąją dvasią, man šventąją dvasią apreiškė. O visą tai mes turime sutikrinti su Dievo žodžiu. Taigi ši daugybė Biblijos tiesų, supratimo skirtumų esančių tarp krikščionių yra galingas įrodymas, kad atskiri krikščionys nėra individualiai Dievo ir Jėzaus apšviečiami tiesa. Todėl, kad yra daug priešingybių, daug mokslų skirtingų. Bet kad jie ją semėsi iš kokio nors kito šaltinio, kuris geriausiu atveju turėtų būti Biblija, kurios turinys užrašytas rėtimo viduje, tai reiškia Apreiškimo 5.1, doktrinos pranašystės tipai, išaiškinami yra Jėzaus per angelus, kad reikia užantspauduoti, kuriuos jis laiko savo dešinėje rankoje, o ne per tuos, kurie patys skelbiasi, mes esame tie angelai, per mus Dievas kalba. Laimiai, norint išugdyti dvasią, apie ką mes kalbėjome šiandien, kad turim prisipildyti dvasios, Kristaus būdą, charakterį, pakanka pažinti ir laikytis to, kas parašyta išorinėje rytinio pusėje arba Biblijoje. Išorinėje. Tai nėra užantspauduoti gilūs dalykai, istorijos, pažadai, įsakymai, priminimai. Tai yra atvira, atidengta iš išorės. Nebent žmogus savaip interpretuoja tai, kas parašyta viduje ir tuo grindžia savo dvasinį gyvenimą. Taigi mūsų ryšys, apibendrinant, bendravimas su Dievu priklauso nuo to, kiek Dievo dvasios, Dievo būdo mumise
mūsų prote, valioje ir širdyje. Reiškia, jo mintys mūsų galvoje, jo troškimai mūsų valioje, jo jausmai mūsų širdyje. Šios dvasios įgijimas ir turėjimas yra toks svarbus, kad net mūsų maldos, pokalbiai su Dievu yra daugiau ar mažiau sėkmingi, priklausomai nuo to, kiek Dievo dvasios turime savo prote, valioje ir širdyje. Skaitome Apreiškimo 8.3. Apreiškimo 8.3. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro prieš sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdoje. Simboliškai smilkalų dūmai, tas gardus Kristaus kvapas. Jokūbo 5.16 sako, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti dvasiškai. Daug pajėgia veiksminga teisiojo malda. Būtent per šią dvasią, būdą arba charakterį Dievas ir Jėzus gyvena arba negyvena mumise. Jie yra šalia arba toli nuo mūsų. Kuo arčiau ko nors esame, tuo artimesnę bendrystę su juo turime. Galime su juo kalbėtis, net šnabždėdami. Kuo toliau esame, tuo labiau bendravimas su juo yra apsunkintas arba išnyksta visiškai, kai esame viens nuo kito toliau. Nes nei jo girdime, nei jo matome, o kartais ateina toks metas, kai nustojame apie jį net galvoti, apie kažką tai. Taip pat ir apie Dievą. Tegul taip niekada nesitinka mūsų santykiuose su Dievu ir Jėzumi. Amen.